Čia po to sklandytuvo sparnais, tai mūsų žemė. Čia aš esu ir aręs, ir pjovęs, akėjęs, drapakavęs, žodžiu, visus darbus dirbęs. Neįsivaizduojat, kaip smagu, kada tokia žemė nesunki, kaip sakydavo kaime. Eiti basom pasiraitojus, tas kelnes, paskui arklą, vaga tik atriekta. Gražu. Te gyvoja Marcinkevičių, kaip sakoma, pulkas visos. Nežinau, nuo kurio pradėti. Labas. Bet oi, koks debesys ateina. Ten gali jau blogai baigtis. Iš kampo labai didelis debesys. Turbūt bus lietaus. Ten sniego dabar sulig vartais. Stogai varvekliais nukarę. Tėvas aketę kerta. Girdo avį ir karvę. Paskui, kaip sveikatą, taupiai pameta savo ją šienu. Ir motina atsiklaupia tvarte prie kibiro pieno. Man reikia ten būti. Reikia paglostyti telyčią pernykštę. Man reikia matyti, kaip riekia gyvenimą skalsiai ir šykščiai. Man reikia nuo tėvo stalo duonos juodos paragauti, kaip tikinčiam, kurs privalo ramybę ir atlaidus gauti. Iš kur tame žmoguje buvo tiek daug nerašytos moralės, principų, pagrindų kažkokių žmogiškų. Jis tartum niekada nei mus barė, nei kad sudavęs būtų, taip sakant, jokiu būdu. Bet jo pačio elgesys, jo požiūris į mus, jis jau auklėjo. Tai vat, čia buvo sodo kampas ir pasišaukęs mane, tėvas liepė palaikyti. Duobę, aš prilaikiau, jis špylė šaknė žemėmis ir niekas netikėjo, kad jisai išaugs toks didelis. Pralenkė ir mane, ir visus kitus. Na, su juo siejasi ir mano atmintis. Tai ne tik žmonės, čia mano artimesni ar tolimesni giminės, bet ir medžiai. Tai iš tokių, kurie dar mane jungia,
prie šito žemės, tai yra šitas maumedis ir vat, kaip nekeista, ta obelis. Vienintelė iš viso didelio sodo likusi obelis. Jai daugiau negu 100 metų. Tai aš turiu 2 medžius. Obelį ir maumedį. Na, tarp jų ir supasi mano lopšys. Visos mano atminties, viso mano gyvenimo. Taigi, čia žiemą matyti vyko vestuvės, tėvas su kažkokiais kailiniukais. Tai čia kažkur Prienuose fotografo ateljė 1925 metai, vestuvinė nuotrauka. Motina mano anksti mirė. 44 metais, pavasarį, beveik 1,5 metų sirgo. Kaip dabar suprantu, tai galėjo būti vėžys. Taip, žinoma, aš visą laiką vis netikėjau, kad gali įveikti taip pat čia pat šalia manęs žmogų, su kuriuo aš labai susijęs, tai yra motina. Man atrodo, kad jinai mane mylėjo labai, kiek atsimenu. Imdavo į bažnyčią su savimi. Aš greitai pavargdavau, patiesdavo skepetaitę tokią ant tų šaltų grindų, pasodindavo mane ir aš netrukus susnūdavau. Galvodamas apie Dievą ir prašydamas jo, kad padėtų motinai įveikti jos ligą. Buvau ir įžadus padaręs. Ir kada likau neišklausytas, supykau ir net ilgą laiką buvau nustojęs bendrauti su juo, tai yra melstis. Matot, jis nepaiso maldų. Dabar aš Dievą vaizduoju, kuris yra visur. Ir medyje, ir štai žolėje, ir mumyse kiekviena. Žinom mes tą ar nežinom, tai nesvarbu. Jis yra. Na, ištikus kokiam nors dideliam sukrėtimui, jisai suklūsta žmoguje. Tai yra žmogus suklūsta. Tai ir aš turbūt taip pat ėjau prie tokio Dievo, kuris yra visur. Pieva motinos pilnoji, pasimelsk už paukščius, dangų ir žemėje, už jų lizdus. Pažiūrėk, kokie išvarginti laukai ir mes. Už laukus ir mus ant lauko atsidusk, kad nedideli užaugo, kad maži. Žolę ištrypėm, kai lakstėm šian ir ten. Žemė motinos pilnoji, pražysk. Būk sekmadieniu ir santaikos švente. Tavo žiedą, baltą galvą vis regiu. Meilės skarą be pradžios, be pabaigos. Kiek čia mūsų prie ugnies ir prie rugių. Nuramink, sutaikink mus, atleisk, paguosk. Gretuką reik pasenelį. Dar bėga dar vieną. Greičiau. Nuostabu tikrai. Puiku. Nusišypsokit. Tai va, galima sakyti, aš atėjau į mokyklą. Nu, žinoma, tai nedažyta, seniai apleista.
Čia dabar savininkas to namo atsirado, grįžęs iš tremties. Jis ar žada išeit ar ne? O, Vladas turbūt. Didelis vaikai klausykit, ką jūs žinote? Tas žmogus, ne, kaip sako. Aha. Tai va, tiek to, tik nefilmuot, tai va. Tai einam į tą pusę, gerai? Ja, gerai. Pagrindinė mokykla tai čia laiva. Kaip palikas, viską žinau, čia taip. Gerai, tai net sugriūk Iškrauta, atsargiai lenksi šitą. Tai va, matau, čia buvo dabar nieko nesvalūnė ir viskas taip. Nu taip, jau kiek metų pradėjo. Nesusitvarkęs, nu vienas vaizduot. Jiem čia buvo gražu, viskas daug svalų buvo, net va, šito kaklus nebuvo, štai va kaminas buvo. Dėk, mama, prie žvaigždės, dėk paukštį prie dangaus, o gal kas nors pridės teisybę prie žmogaus. Taip molio trupiny įsižiebė dvasia, atrodo gyveni, atrodo visuose. Kodėl jūs vis tyliau, kodėl vis nedrąsiau? Skaitykite toliau, skaitykite balsiau. Vaikeli, nebijok ir žodžio nenumesk, kur kas baisiau be jo ir mes, ne mes. Pilna žvaigždžių aukštai, nakties lenta juoda, atsidūsti, na štai ir baigėsi kreida. Kadangi jau ir kaimo gryčioj pašviesėjo, tėvas nutarė leisti į gimnaziją, o ten jau matysis, kas iš jo išeis. Nors šiaip jau tai aiškiai aš buvau numatytas į kunigus. Būčiau koks. Kunigėlis. Tikrai. Gražus. Taip, jau ten kaimo tos tetos, dar aš trumpom kelnėm lakstydavau. Tai va, kunigėlis mūsų bus. Gyvenu tartum manydamas, kad ir mano vaikai, ir anūkai supranta visą tą, kas yra, kas nutiko man. Kai tuo tarpu jie nesuvokia, net nežino, neturi jokios patirties, sakykime, ką tai reiškia anais laikais gyvenimas jauno žmogaus. Kada dar miškas buvo apsiginklavęs, kada dieną viena valdžia, naktį kita. Prienų gimnazijos nemažai išėjo į mišką, kaip tada sakydavo, moksleivių. Bendra, visuotinė, galima sakyti, nuotaika, priešintis, gintis. Čia buvo mokytojas Stravinskas, jisai chemijos, fizikos mokytojas, su visa klase išėjo partizanus. Ir po kiek laiko jo kūnas buvo paguldytas ten rinkose vadinamose, dabar miestelio aikštė, tarp kitų žuvusių. Tai
tai gražiai skambėjo žodžiai. Laukas, pieva, kelias, upė, tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis – Lietuva. Yra toks eilėraštis. Tai buvo, tilpo puikiausiai čia tam, maždaug nuo čia ta gimnazija iki tų krūmų ir medžių. Kaip malonu. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Marcelė Maceilaitė. Vai, tu just, Algirdas sakydavau. Nu, bet kaip čia taip stebuklingai jūs atsirado? Taip Dievo duota, iki žadų. Va šitiek, tai aš labai gerai tada, labai greitai, buvom bažnyčių, buvom parduotuvė, dabar va iš tikučių einam namo, bet tai jau labai aš greita, sulaikyt, Mes kaip tik galvojom prie namo jūsų staptelt. Nu tai va dabar staptelsim. Neatsimenu jau. Čia su šauniku vis vaikščiu. Su šauniku. Bet čia nebuvo durų viena. Ir kad įsidegdavau, du lovus panašiai. Viena šičia, kita čia. Tada buvo ta patraukta viskį čia. Ir tada trečia. O paskui po tom lovom kopaliukai. Tai kaip justukas išeidavau. Tai aš tvarkydavau, tai rasdavau jau, tada aš pargalkučių su eilėraščiu. Gali būt. Su eilėraščiais. Vaikam malonu. Einam dabar rinčiu. Atsimenat, dalyvavot ir jūs, aš atsimenu, Kokia valanda buvo, negalėčiau pasakyti. Bet mes jau gulėjom. Bet jau gulėjom. Lovose buvo. Tai prisistatė NKVD su savo načalniku. Goveda, jį vadinau Pipkepais, Pipketuke. Nu ir kupariukus iš po lovų ir žiūrėt, nelaimė tokia buvo, kad rado nuotrauką komsorgo buvusio. Prano Bubnį. Bubnių to. O tą Bubnį tą naktį papjovė. Jisai buvo tą vakarą. O čia buvo. Nu čia buvo. Ir jūs jį išleidžiat ant golkų, o aš buvau padarius jau vakarienę. Tai aš sakau, vaikai, niekur užtrukit, niekur, bet sakau, tuo einat valgyt. Ir jūs visi sugrįžo. Valgyt, o jį ten. Tai va, Justina Marcikevičių, kad Patapo vardas. Vytautas. Vytautą Patapą ir Čižiką. Susijėmė, liepė apsirengt ir įsivežė. Ten jau Marijampolė, tai aš mėnesį tardomas buvau. Paaugliai buvom dar mes, kokie mes vyrai, kokie mes vyrai. Patapas, man atrodo, mirė jisai. Taip. O Čižikas nepakliuvo, man atrodo. Tais laikais išeidavo žmogus iš namų ir nežinai, ar sugrįžo ar ne. O tie kopūstai? Kopūstai pakeliu į Prienus, jau aš nuėjau nemažą gabalą pėsčias, tik nieko nebuvo. Praalkau labai. Ir užėjau į sodybėlę vieną. Tėvas, šeimininkė, dar porą žmonių. Ir valgo, taip kopūstai, bulvė šutinta. Aš negaliu išeiti, paprašiau atsigerti ir čia taip. Ir niekas neklausęs, nei kur einu, nei iš kur, kas būsi. Išgėriau ten to vandens ir negaliu išeiti, tos bulvės, tie kopūstai. Ir paskui prisipažinau, valgyt noriu. Ir net apsiverkiau. Čia jau vyrui nelabai tinka, bet ką darysiu. Tai taip skaniai tokių kopūstų skanių. Nevalgiau daug, net ir tavo vidų.
Tai galima sakyti, kad mane užaugino, na. Tavo eilėraštį, oi, gražiai augino. Tavo knygas tai turiu, kur labai... Nereikia skaityti visų. Reikia. Aš kelis kart paskaitau. Jau dabar, kai susitiksim, bus Antano 100-metis. 100-metis bus. 100-metis. Tai reikia sulaukti. Reikia? Sulauksim. Ar gyvi ar mirę, vis tiek sulauksim. Su Dievu. Su Dievu. Oi, kaip man nuotaikinga šiandien. Va. A kokią gėlę to mane turi jiem padovanoti. Alma Akademija et Universitas Vilnensis Societatis Jėzų. Net jums sunku turbūt įsivaizduoti, ką mums to meto prieš karinės Lietuvos dar vaikėzams reiškė Vilnius. Vilniaus širdis universitetas. Tai pakliūti į universitetą buvo nesvietiška svajonė, nepasiekiama atrodė. Nepasiekiama, kaip tolima žvaigždė. Berželis. Čia buvo toje vietoje senesnis, galingesnis, jau pasviręs beržas. Ir aš jį apdainavau dar studentiškoje poemoje 20 pavasarį. Bet dabar prieš porą-trejetą metų audra ir tą seną jį išvertė vis. Pasodino jauną, gražesnį. Tai matyti ir su žmogum taip. Keičiasi studentų kartos ir mes keičiamės. Kolūkiečiai, reiškia, dainuoja. Nusipirkome mašiną GAZ 51 ir važinėjam naktį ir dieną. Aš taip pat, būdamas akademinėje universiteto chore, dainavau tą dainą, todėl ir atsimenu. Sakykime, Jonas Kazlauskas, filologijos mokslų daktaras, mes galime sakyti viso gyvenimo draugai. Susitikom Prienuose, visai iš kitos Nemuno pusės, aš iš kitos, tačiau tai netrukdė mūsų draugystė. 49 metais mes sunkvežimiu atvažiavom Kėbulę į Vilnių, priėmė mus ir dar priėmimo komisijoje paklausė, ar norėtumėte gyventi bendrabutyje. Pasakėm, be abejo. Tačiau nei vienas mūsų nesusivokėm, kad reikia parašyti pareiškimą. Ir kada rugsėjo 1-ąjai atvažiavom vėl į Vilnių, pasirodė, kad jokio bendrabučio nėra ir tada leidomės arčiau universiteto ieškoti kambarių. Tada radom Arklių gatvėje. Tame mažame tamsiame kambarėlyje mes gyvenom 3. Taigi su Jonu Kazlausku. Tas žmogus galėjo padaryti nesvietiškai daug dar, bet išleidęs istorinę lietuvių kalbos gramatiką, sulaukė pakvietimų iš užsienių, ypač iš Jungtinių Amerikos valstijų. Primygtinai kvietė paskaityti paskaitų kursą ir žinau, kad jam buvo daromos kliūtys išvykti. Ir štai vieną dieną, tai rudenį buvo, spalio mėnesį,
išėjęs iš namų, jis negrįžo. Už ką tave, už ką? Vis iš burnos mums išlupa. Išrauna nekalta žiedą tavo. Paukšti mažas, pasaulio upių, giesmininkė margas. Kieno tu sulėsi, kieno išgėri ir į kieno tu lizdą kėsinaisi, kad vis tave nuo mūsų lūpų baido. Ant lopšio tūpkis, ei, ant lopšio tūpkis. Straksėk kaip įmanydamas, čiulbėk, kad vaikas į tave rankas vis tiestų. Taigi, toks lietuviško žodžio likimas, nuolatinė kova. Ir visą laiką atrodė, kad aš privalau padaryti kažkokią knygą. Ne tai, kad privalau, bet mane traukia tiesiog. Atsimenu, kad tėvas vakarais yra pasakojęs man apie Lietuvos nepriklausomybės karus 18-20 metais, kai buvo pakelta Vilniuje Gedimino pilies bokšte trispalvė lietuviška, kad jis buvo pastatytas sargyboje ten. Juos ten susėmė, kaip sakoma, gana lengvai, Lenkų kavalerija. Galvojau, visą tą aš turiu parašyti, popieriaus neturėjau. Tai tada buvo pardavinėjamas cementas ar trąšos tokiuose storesnio popieriaus maišeliuose. Vat buvo suradau porą tokių maišelių, iš jų įsikirpau su tokiu knygos pavidalo lapus ir pradėjau rašyti. Bet greitai sustojau. Ir knyga, ir mano entuziazmas užgeso. O šiaip jau literatūrinė, sakyčiau, mano pradžia nevykusi. Dabar galima vienu žodžiu apibūdinti. Pradedantis kūrėjas įeina į tą meninę, kūrybinę tikrovę, sakykime, kuri tuo metu yra. Nuo jos jis tartum atsispiria ir bando eiti pats jau. Pagal to meto aplinkybės reglamentaciją pasakyti kuo daugiau dar tiesos. Kiekvieną eilėraščių knygelę, ypač dar Stalinui gyvam esant, reikėjo pradėti eilėraščių apie Staliną. Be šito knygelė būdavo atmetama. Paprasčiausiai pasiūloma dar padirbėti. Stalinui mirus reikėjo rašyti kurį laiką dar eilėraštį apie partiją. Niekada negyvena nei žmogus, nei tauta be kultūros. Jinai gali būti iškreipta kultūra, bet tai kaip motinos veidas, kuris ir skausmo, ir netekties, ir įvairiausių šiurpių išgyvenimų akivaizdoje vis tiek lieka mano motinos veido. Aš jį pažinčiau bet kur ir bet kada.
Gerbiamas poetai, man labai patinka jūsų eilėraščiai. Nu, žinau, ką jūs rašys, jeigu mokytoja liepia, tai rašo taip. Užtat norėčiau palinkėti, kad jūs labai ilgai gyventumėt. Ačiū. Ir per tuos metus rašytumėt daug gražių eilėraščių. Čia jau sunkiau, žinau. Čia irgi matyti grybų karo. Čia yra mano vyresnioji dukra, gal 5 ar 6 metukų, o čia jaunesnioji, jau pirmokė. O čia jau pirmas anūkas mano. Aš vedžiau lygiai kaip ir tėvas, 25 metų. Nu, žmona 4 metais jaunesnė, buvo dar studentė. Aš jau buvau baigęs, jau dirbau, aš net ir studentas būdamas dirbau jau. Koks ten darbas buvo, bet atlyginimą gaudavau, galėdavau prasimaitinti, kaip sakom. Jisai visiems padėjo, visiems. Nu, taip. Jisai, pavyzdžiui, gavo pirmą algą, o jisai nenusipirko nieko savo, nupirko savo vyresnį seseriai paltą, nes jinai neturėjo jo. Pavyzdžiui, ir mano tėvai statė tą savo namelį, atvažiuodavo mama mano, tai jis nueidavo į taupomą kasą ir pusę savo pasilikdavo, nors mes tai dar buvom ir aš ir studentė dar buvau, ir mūsų vaikas jau buvo, mes turėjom dukrelę, ir jis pusę atiduodavo mamai. Tai tas bruožas yra gražus žmoguje. Taip gražu man klausytis. Bet aš, pavyzdžiui... Aš dar studentas pradėjau dirbti žurnale tokiam Genys. Ir ten iš manęs reikalaudavo, nu tai aš skambindavau, eidavau pas tuos rašytojus, parašykit štai naujam žurnalui, reikia vaikučiams. Pažada, neparašo. Ir turiu aš užpildyti. Taip atsirado mano eilėraščių ir poemėlė Grybų karas. Tai galima sakyti populiariausia knyga mano. Arba poemėlė Voro vestuvės, arba poemėlė Greitoji pagalba. Na ir eilėraščių vaikams keletas. Eilėraščiai daugiau atsirado jau tada, kai atsirado mano viena ir antra dukra. Nu tai vis tiek su jomis užsiimti reikėjo ir žaisti. Nu tai aš sugalvodavau įvairiausių tokių situacijų. Pavyzdžiui, kodėl įskrido gandras, vaikai visada klausė vis. Arba ką aš veiksiu žiemą. O šiaip jau tokio idėjinio ar ideologinio nusiteikimo pradžia, tai aš turbūt laikyčiau savo poemą Donelaitis, 1963 metai. Nuo jos prasidėjo toks mano jau ėjimas, tikras ėjimas į Lietuvos temą, į dramatišką mūsų istoriją. Kiekvienas ateinantis į Lietuvą, gimstantis, augantis čia, jis šitą temą gauna. Tai Lietuva yra jam kaip likimas, kaip uždavinys. Kiekvienas turi ją atrasti, kiek leis jo jėgos, jo talentas ir galimybės projektuoti, kurti jos ateitį. Čia vat mūsų toks būrelis, labai norėtume pakliūti į vieną kambarį. Į kurį? Tai vat aš neatsimenu dabar numerio, kuriame nesykį gyvenau, prie sporto salės, ten pats galutinis. Pirmam aukšte ar antram? Pirmam aukšte. Tai trečias turbūt. Aš ten parašiau keletą kūrinių, kaip minta. Galim nueiti pasižiūrėti. Einam, pažiūrėsim. Aš tai jau, kada atėjau, tai jau nebuvo. Čia pirmas aukštas reabilitacija po širdies operacijų, o antrame, trečiam gyvena
Perkasi žmonės keliavo. Na, tas koridorėlis. Tai dabar aš nežinau, kur iš čia kambarys. Ar ten pats pirmas ar šitas? Paskutinis. Ten visas. Ar šitas? Bet ir šitas pasikeitė. Nu, tai, žiūrėkit, čia gyvena, bet ne šitas. Nu, tai buvo 68 pati pradžia, sakykime, Mindaugą čia rašiau. Nu, aš atsimenu, kad baigęs Mindaugą rašyti, galima sakyti, tą pačią dieną raktą perdaviau Jonui Avyžiui. Jis pradėjo rašyti sodybų tuštėjimo metą. Šiaip tai graudu, kad jau prabėgo. Mindaugą ir parašiau čia, Dainavos sanatorijoje, 1968 metais, sausio pabaigoje, vasario pradžioje, per 12 dienų, užsidaręs, neskirdamas nakties nuo dienos, žodžiu, buvau pagautas tokio, kaip sakoma, literatūrinio, kūrybinio šišo, kad galėjau ir valgyti užmiršti, ir miegoti. Dabar, kai prisimenu, tai net graudu, tokios būsenos daugiau kaip ir nepatyriau. Mes turime atiduoti visas kūrybinės jėgas aukščiausių, nepraeinančių vertybių sukūrimui, nurodė kultūros ministras Lionginas Šepetys savo pranešime kultūros darbuotojų antrajame suvažiavime. Turiu pasakyti apie tą didelį akcentą, kurį padarė mūsų repertuarui su dideliu pakilimu viso kolektyvo sutikti Justino Marcinkevičiaus puikus, žymus veikalai. Niekada nesvajojau tapti dramaturgu, nors teatrą visada mėgau ir juo žavėjausi. Traukė ir žavėjo teatre tai, jog jame atsiranda ta kolektyvinio pergyvenimo galimybė, kuri gimsta visada, kai užsimezga tikras ryšys tarp scenos ir tarp žiūrovų salės. Mas reikia toje situacijoje neįkristi į ją tartum iš kažkur. Reikėjo augti, reikėjo mokytis, reikėjo gyventi, stebėti, susidurti su slopinimu, ieškoti priemonių, išeiti į savo kažkokią viziją. Tokiu būdu buvo pagal žinomą Kristaus frazę, paliudytą Evangelijose. Kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Buvo gyvenimas šalia, galima sakyti, visos tautos gyvenimas, kuris ilgėjosi kitokių dalykų, kitos Lietuvos sampratos. Iš mažosios trilogijos Mindaugas. Ūmai širdis susopo. Jis pamatė, tam darbui, kur apsiėmė, nėr pabaigos. Jau per 9 upę plaukė briedis, aukštai iškėlęs karūnuotą galvą.
bet skausmas nepraėjo vis. Nušliaužęs nuo arklio jis išsikasi nagais paparčio šaknį, kramtė ją ir rijo, o iš burno žemėtos sunkės kraujas. Tai pagalvojo, keistas žemės skonis. Rašytojas nėra istorikas. Jam svarbu kažkaip nugriebti toje medžiagoje vienam ar kitam amžiui, vienam ar kitam herojuje, kaip sako, nugriebti jo pagrindinę mintį, jo idėją. Sakykime, Mindaugui tai tapo, čia gal ir pertempta kiek, bet toks Lietuvos kūrimas, suvienijimas įvairių smulkių kunigaikštysčių. Iš tiesų, jeigu pagal istorinę medžiagą, jos nėra beveik, bet tai buvo paprasčiausias užgrobimas. O Mažvydas, tai čia jau savaime aišku, kad tai yra rašto pirmosios knygos lietuvybės palaikymo pabaigoje, jeigu jūs teko matyti, neteko niekada matyti Mažvydą. Žinoma, va jūs ir nežinot už pat ir kitą. Kada Mažvydas moko ten tuos špitolninkus skaityti atseit. Ir pradžioje Slebizavoje ten. Choras tada kartu. L-J, tai, lė, T, U, tai ir tu, V, A, tai, va. Suraskit šitą dalyką, suprantat? Kaip ir Lietuva, koks žodis išeina, suraskit. Jūs surat. Tai girdit? Girdit, ko mokiau? Ir jie sako. Ir paskui pamažu ištaria žodį Lietuva. Ir tada visa salė pakyla. Irgi kartoja. Kaip dabar, žaidžiant, sakykime, krepšinį būna, taip kartais. Kada žiūrovai. Kai tarsit žodį šitą, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį. Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant. Užuosit šieno ir liepynų kvapą. Regėsit kraupų debesio šešėlį per lauką bėgant. Taigi, pamėginkim. L-J bus Lie, T-U bus Tu, V-A bus Va. Ar girdit jau? Ar girdit? Girdim! L-J bus Lie, T-U bus Tu, V-A bus Va. Aš niekada nesu ištaręs tokių žodžių, kuriuos norėčiau ištarti šiandien. Suprantu, kad jie gali nuskambėti ir pretenzingai, deklaratyviai, tačiau aš privalau juos pasakyti. Aš didžiuojuos, kad esu lietuvis. Ir čia pat aš noriu pridurti, kad būti lietuviu labai sunku. Tragiškai sunku būti lietuviu. Broli, štai ta tauta. Ir tu ją matai, ar ji buvo kada tokia susikaupus, pakylėta, graži ir didelė, su vienybės šventu vainiku ant galvos, viltimi ir valia apsirengus. Ak, tai ji, mūsų kraujo spalva, mūsų šauksmas
ir mūsų tyla. Mes dar niekad nebuvom tokie dideli. Niekada mumyse dar nebuvo tiek laisvės. Ji tekėjo mūsų rankom, iš manęs į tave įliejos, iš tavęs į mane sroveno. Laisvės upė, mes gėrėm iš jos, nepajėgdami numalšint savo troškulį. Prasiplovėm priklaupę akis, kad iš tolo pažintumėm laisvę. Saulei leidžiantis, laisvė pakrikštijom savo vaikus. Laisvė buvo mūsų kraujo spalva, mūsų šauksmas ir mūsų tyla. Nuo kiekvieno kalnelio žiūrėjo į mus Lietuva. Ant jos rankų žaizdotų, iš dangaus biro gėlės, prie jos kojų nuvaikščiotų degė žvakelės. Aš matau ją, šnibždėjo tasai, kur likščiol jos gyvos dar nebuvo regėjęs. Kai įsižiebė žvaigždės, mes jau buvom toli, nes laisvė iškėlus mus nešė. Mes buvom jos vėliava. Kartu su mumis į pasaulį giedojo Maironis. Mes jam pritarėm. Buvo šviesu, aš kartojau, tik tai neišliekim vienybės. Ten, kur buvo mūsų stovėta, liko kryžius, laisvei ir meiliai ištiesus rankas tauta. Taip. Čia irgi gavau dovanų nuo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės. Čia jų parašai. Nuo visų pirmųjų, gal ne visų, bet bent žymios dalies pirmųjų Sąjūdžio veikėjų. Čia Landsbergis yra. Čia yra. Daug kas yra. Gintaras Šileikis, Vidmantas Povilionis. Kai skutuosi barzdą čia, tai ir stoviu ir skaitinėju. Be galo miela. Te gyvuoja tauta, laisvai bendraujanti su savo istorija. Aš atsimenu dieną, kada pirmą kartą buvo pakelta trispalvė Gedimino pilies bokšte. Iš tikrųjų verkė žmonės. Tikėjau, kad ta vienybė, kuri degė Baltijos kelyje, neužgesinama, kad tai čia jau yra mūsų pasiekimas, nauja tautos patirtis. Tokios vienybės dar niekada istorijoje Lietuva neturėjo. Dabar, susitikdamas su žmonėmis, girdžiu, dabar jau mes į Baltijos kelią neitumėm. Nusivylimas kalba tų žmonių lūpomis. Nepriklausomybės laikai, kai kam, daliai žmonių. Kaip čia minkščiau, švelniau pasakius, suteikė arba jie pasiėmė didžiąją dalį Lietuvos išteklių, turtinių išteklių, susikūrė savo patogų ir turtingą gyvenimą, o didelė dalis Lietuvos liko tartum be nieko. Aš lyg ir buvau davęs savo tokį pažadą, kad būsiu visuomeninėme aktyviame gyvenime lik Lietuvos nepriklausomybės.
Todėl esu tuo, kuo pradėjau. Tai yra rašto žmogumi. Geriau ar blogiau, tą darbą tebedirbu. Čia yra mano mėgstamiausia Lietuvoje vieta. Važiuojant į Prienus yra slėnis nepaprastai gražus, kuriame aš tartum regiu visą Lietuvą. Čia ir kelias praeinantis, čia matyti sodybėlės, čia krūmai, čia už jų ežeras nedidelis. Visko, ko reikia žmogui gyvenančiam žemėje. Viskas buvo čia. Įdomus vietos. Čia kai kasė, tai ten aukščiausia vieta. Negu aukščiausia kur vieta, tai kai nuleido, tai po toks maždaug metrų grinai samanų suslėgtas. Padarinė ledynmečių už tai, kad ledynai ir sustojo šitoj pusėje verkniais. Toliau ledynai vėjo. Čia yra pentagrama, siriečių ženklas. Snapas. Tokių labai daug. Čia jūs gali dabar juoktis, bet čia Atlantidos dalis buvo. O paskutinis Atlantidos valdovas buvo dievas Sakalas, Goras. Tai Sirijos civilizacija buvo. O paskui ta civilizacija iškeliavo į Egiptą. Čia kažkas buvo tokio dramatiško. Tai įdomioj vietoje gyvenot. Senoj. Įdomi čia vieta. Man tai tokie žmonės patinka. Jie kažkaip tą gyvenimą mūsų siekia pagilinti. Savo tokiom keistenybėm papuošia tą kasdienybę mūsų. Tai ačiū ir sveikatos. Jei kada norėsit domestis, atvažiuokit tenai. Dar turiu keletą minučių, tikrai dabar jau paskutinis. Tėviškės elegija. Ar kilstelsi mane, ar tik palaikysi, apglėbusi per pečius, per širdį, per atmintį, per gyvenimą, įsiliejusi senam atšlaime. Į surūdijusią vinį vėl pasidūriau koją ir kraujas lašėjo tamsiai. Laikiau jį prispaudęs ranką, bet veržėsi pro pirštus. Tai tu jį šaukiai basakoja, gūdžiai, lyg būtum prieš mirtį, mano žaizdą laižiai, stiprybės ieškodama. Vėjas, pažemė, vėjas, į Nemuną, į tą pusę, ten valtis neprirakinta, prieš srovę ir kluosiu. Mėnuliui pakilus, tavo lūpas su žodžiais gyvais dar, lygi kraujo bučiuosiu. Dusdamas, springdamas jais žodžiais iš tavo lūpų tėviškė basakoja.